Gerai, važiuojam. Taigi, Paulius Markulis, PM Events, mes užsiemam ir siūlome 3 paslaugas. Renginių vedimas, kaip minėjau, lietuvių, anglų, rusų kalbomis, DJ paslaugos ir garsas ir šviesos jūsų šventėms ir renginiams. Trumpai apie mane, Paulius Markulis, čia, iki 3 vaikų tėtis, neveikia, teks jūs tai tau. Taip. Daug tų vaikų, dar šuo pailgas labai, didelis storas triušis ir vėžlys, daug labai tų galvų tose namuose. Kitas, sakysiu kitas. Ačiū. Gyvenau 5 metus JAV New York'e, iš ten pretty good English. I represent Queens. She was raised out of Brooklyn. Ačiū. Toliau. Dar toliau. Gerai, jo, teks daryti next. Gerai, šventės, tai man įdomu iš tikrųjų visų pirma, čia veteranai, verslo veteranai, savo amato veteranai, kas daugiau nei 20 metų užsiimat savo amato ir verslo? Pakelkite rankas. Štai visą krūvą. Daugiau nei 25 metai? Turim dar tokių? Daugiau nei 30? Toliau važiam. Taigi, man šventės yra mano mylimas darbas ir pašaukimas, to užsiemu daugiau, iš tikrųjų aš atsistos, man bus patogiau. Daugiau nei 20 metų, pats 22 metus jau iš tikrųjų, pradėjau labai įdomiai vietai, tai pas Sigaro Markūną, pirmoji kava, buvo gera patirtis, o dabar jau iš tikrųjų esu prisidėjęs prie daugiau nei 1000 renginių, artėjau prie 1500, patirtis nemaža. Taigi, renginio vedėjas, kam iš vis aš reikalingas renginiuose? Tai jeigu klientas neturi renginio organizatoriaus, ar jeigu tai yra vestuvės, pavyzdžiui, vedybų planuotojas, aš padėsiu suplanuoti šventę, rekomenduosiu ir kitas paslaugas, tikėtinai iš BNI, nuo tortų iki desertų šou, iki kitų pramogų ar dainininkų. Taip pat aš vesiu šventę, kurioje reikia kalba lietuvių, anglų, rusų ar keliomis. Pabūsiu moderatorius ir koordinatorius, kuris taip pat užtikrins, kad viskas bus laiku ir vietoje renginio metu. Ir, žinoma, pasiūlysiu pramogų ir žaidimų, jeigu to pageidaujama ir to reikia renginiui. Ir būtent dėl to, kad dirbau 7 metus vertėjų ir kalbu laisvai anglų ir rusų kalbomis, padėsiu ištirpdyti kalbos barjerą tarp svečių. Kokius renginius vedu? Asmeninės šventės, kaip jau minėjau, tai yra vestuvės, jubiliejai, vestuvių metinės, kur Inga Eimantinė, abas taip, ar išleistuvės, taip, įmonių renginiai, vasaros ir kalėdiniai įmonių renginiai, vieši įmonių renginiai ir pristatymai. Taip pat kiti, tai yra sporto renginiai, tai yra kultūriniai renginiai, prisidedu prie jų įvairių, turiu tikrai daug patirties įvairiuose renginiuose. DJ paslaugos. Kokiems renginiams siūlome DJ paslaugas? Vėlgi, asmeninės šventės, įmonių renginiai, reklaminiai ir viešų ryšių renginiai, kur pristatomos ar paslaugos, ar produktai, ar atidarimas parduotuvių, ar gamyklos atidarimas, reikia kartais didžėjaus. Ir taip pat sporto renginiai. 4 metus pats buvau, nuo to ir pradėjau savo amatą, nuo DJ paslaugų iš tikrųjų renginiuose, buvau 4 metus ryto komandos didžėjus, labai įdomus darbas buvo. Ir kultūros ir kitų renginių afteriai. Taip, after party, techninis renginių aptarnavimas. Kas yra techninis renginių aptarnavimas, daugumą žinote, trumpai tai yra garsas, šviesos ir visa kita įranga, jos atvežimas, pajungimas ir valdymas renginio metu. Iš tikrųjų, šviesos suteikia ypatingą atmosferą renginiui, kai reikia kažko magiško, šviesos šiais laikais tikrai tą padeda padaryti, tai keletą nuotraukų iš mūsų renginių. Ir tokius renginius aptarnavom. Mes koncentruojamės į mažesnius ir vidutinius, iki 200 svečių vidaus ir lauko renginius, asmeninės šventės, įmonių šeimos vasaros renginiai, taip pat, kaip minėjau, reklaminiai rinkodaros renginiai parduotuvėse, prekybos centruose ir po įvairius Lietuvos miestus, sporto renginiai. Taip, bendradarbiavęs su Lietuvos bėgimo taure, teko dirbti su Vilniaus maratonu, vienas didžiausias sporto renginių Lietuvoje. Man gera rekomendacija, kas yra gera rekomendacija man, tai yra asmuo planuojantis įmonės ar asmeninę šventę, kuriam reikia viso mūsų paslaugų spektro. Tai pagalba planuojant visą šventę, renginio vedėjas lietuvių, anglų, rusų kalbomis ir keliomis, DJ paslaugos ir techninis aptarnavimas. Štai, kas jau yra matę ir girdėję,
mano vedimą, ar pasitikit manim, būsiu dėkingas už atsiliepimą. Ačiū Jums, greitai, pabėgau.